Tas toksai patriotizmas ir meilė savo tėvynėje, jinai prasideda šeimoje, tai neabejotina ir visi tai sako. Tačiau pas mus tas pasakymas kažkaip ties to ir užsibaigė. Ir jeigu pažiūrėjus į vakarus, tai vakaruose realiai žmonės yra patriotai pirmiausia savo tos gyvenamosios vietovės. Jie žino daug daugiau negu mes žinom. Pas mus Lietuvoje, sakykime, to bendruomeniškumo trūksta dėl to, kad tiesiog yra nutrūkęs istorinis ryšys tarp tos praeities ir dabarties. Nesu toksai, kaip yra šiukšlė žmogus, kuris nieko nesistengia padaryti geresnio savo rajonui. Kiek galiu, tiek padedu. Ir kiek yra noro tiktais. Kartais pasižiūrėjus į jauną žmogų ir į vyresnį, tai kyla klausimas, kuris iš jų yra pilietiškesnis. Mano manymu, pilietiškumas yra ne tai, ką tu pasiemi iš valstybės, o tai, ką tu duodi jai. Šioje projekto Kuriame Respubliką dalyje matysite, kaip Žirmūnų gimnazistės Vilniuje Paryžiaus ieškojo. Aš niekad net neįsivaizdavau, kad tiek Stendalis, tiek Roman Gary gyveno Vilniuje. Man tai buvo labai įdomu ir labai patiko. Ar padės garsusis konstruktorius Kauno technikos kolegijos studentams sukurti laiko mašiną? Kartais tas senelis gali tau parodyti tokių bairių, kad tu ten nei pusę tiek nei būsi girdėjęs, nei būsi matęs. Ir kaip Pilaitės gimnazistai Dvaro žemėse lobio ieškojo. Turbūt tokia kulminacija visko buvo tai, kad mūsų būtent gimnazija yra pastatyta Dvaro laukose, kur anksčiau būdavo auginami kviečiai arba rugiai. Ir mes mokomės ten, kur anksčiau žmonės dirbdavo žemę. Kuriame Respubliką netrukus. Kaip atsikratyti patyčių, kaip sutelkti bendraminčių komandą ir sutvarkyti mokyklos aplinką, kaip sustabdyti emigraciją, kodėl svarbu surinkti senelių pasakojimus, kodėl svarbu veikti. Projektas Kuriame Respubliką. Daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų subūrė vietos komandas. Šios komandos nustatė opiausias savo mokyklos ar net valstybės problemas. Dabar metas pažiūrėti, kaip jiems pavyks šias problemas išspręsti. Metas išbandyti, ar Respublikos modelis veikia. Projektą Kuriame Respubliką įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais. Esu Rasa Šilinskienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, dėstau istoriją, dirbu jau daug metų. Labą dieną sakyti, ar ką? Nu, palaukit, reikia susikaupti. Mergaitės antrokės sugalvojo šitą projektą sukurti žemėlapį apie prancūzus Vilniuje. Ir pagal tai padaryti ekskursiją, pravesti savo klasiokams, mokiniams, svečiams. Tai girdėjau, tavo giminaitė atvažiuoja? Taip, atvažiuoja mano giminaitė iš Prancūzijos, jie gyvena Lyone ir aš nežinau, kurie Vilniuje nusivesti. Aš kaip tik neseniai sukūriau žemėlapį. Mes žinome, kad Vilniuje ir šiaip turizmo centras neturi tokio žemėlapio. Jie turi lietuvių kalbą, rusų kalbą, vokiečių, anglų, bet tokio žemėlapio, kad būtų objektai ir išversta objektai aprašyti prancūzų kalba nėra. Dėl mes nusprendėm, kad tai būtų ne tik mums įdomu, bet ir kad tai gali būti prasminga ir kitiems žmonėms ir kad žmonės vaikščiotų šitų maršrutų. Gedimino kalnas. Tiksliai. Taigi Napoleonas žvelgia nuo kalno ir matė savo armiją. Taip. Nėra daug informacijos apie prancūzus Vilniuje, nes kiek mes pačios ieškojame informacijos tiek lietuvių, tiek prancūzų kalbomis iš tikrųjų yra labai nedaug. Tai jeigu tu specialiai nesidomi ir važiuoji tiesiog ekspromtu, tarkim, aplankyti Vilniaus, nesidomėdamas nei kas ten gyveno, nei kas ten vyko. Tai taip, jeigu tu gausi šitą žemėlapį, tarkim, ir turizmo centre, tu būdamas prancūzas turėsi ką veikti Vilniuje, nes tai tavo, galų gale tavo šalies žmonės. Arba gal va čia va 1, 2 ir ta 3, 4, 5, 6, 7. Sužinome pirmiausia asmenybės, paskui pasidomim, kur jos buvo Vilniuje ir padarome žemėlapį.
Man kaip istorijos mokytojai labai patiko, prancūzų mokytoja palaikė šią idėją ir mes puolėm, kibom į darbą. Esu Sonata Paulauskienė, projekto Kūrėme Respubliką koordinatorė Kauno technikos kolegijoje. Mes kai pasirinkom temą, mes neplanavom, ar mūsų projektas bus kitoks, tiesiog studentų iniciatyva buvo tokia, kadangi dauguma projekto dalyvių yra transporto inžinerijos studentai, tai jie patys norėjo, sako, mes norėtume, kad kažkas būtų apie automobilius. Tai apie automobilius pačius, tai kaip jiegi juk ne žmonės. Tai mes taip studentam patarėm, kad galbūt reiktų pasižiūrėti, kadangi mūsų kolegija yra labai sena, 90 metų, tai mes turim labai daug absolventų, gana žinomų žmonių, tos techniškos pakraipos, automobilistų būtent, kuriuos ruošėm. Jie pasakė, kad studentam buvo tiesiog įdomu, galbūt yra, kurie kažko pasiekė. Ir kai ėmėm domėtis tais veteranais sporto, radom būtent, kad mūsų kolegijos absolventas buvo pradininkas tokių automobiliukų bagių Lietuvoje. Tai studentai jiems buvo įdomu ir už tai tas projektas toksai atsirado būtent techniškas. Aš esu Arina Kondratovič, esu Pilaitės gimnazijos 2 klasės moksleivė, man yra 16 metų ir projekte dalyvauju jau 2 metus. Šiais metais esu archyvarė, tai reiškia, kad renku duomenis apie žymius Pilaitės asmenis, istoriją, Pilaitės kilmę, galbūt Pilaitės vardo kilmę ir norime sužinoti kuo daugiau apie tai, kaip žmonės čia gyveno anksčiau ir kaip kūrėsi šį gyvenvietę. Jūs nepamirškit vieno paprasto dalyko, kad mes iš esmės nemokam būti kartu. Tiek keliuose, tiek darbe, tiek dažnai šeimose, tiek gatvėje, tiek visur. Tai visuomenė nėra vieninga, jinai nemoka būti tokia, jinai neturi tos praktikos, jinai pamiršo. Tai aš siekiu, kad jie ugdytų savyje tam tikrą bendruomeniškumą, suprantat? tą tokį istoriškumą, istorijos suvokimą per savo tą vietą, kur jie yra. Tai vat, orientuokimės. Pieva laukai, mūsų dabartinis mikrorajonas. Toliau mes pamatysime dvarą, taip, su tvenkiniais, malūną, dvaro liekanas, pastatus. O dar truputėlį toliau kitoje Sudervėlės pusėje mes matysim piliakalnį, kur buvo pilis. Mano manymu pagrindinis tas toks, nežinau, produktas iš viso šito projekto, tai yra tai, kad tu žinai, tu gali tai papasakoti ir gali saugoti. O pagrindinis tas dalykas, jog tu tai gali saugoti, manau, yra vertingas. Ir vertingas ne tik tau pačiam, bet ir ateities kartom. Galbūt tai tik sutapimas, tačiau Žirmūnų gimnazijos merginoms nebejotinai pasisekė. Vos peržengusios mokyklos slenkstį gimnazistės ėmė sekti prancūziškais pėdsakais. Nors nuo Napoleono žygio į Rusiją praėjo 200 mečiai, Vilniuje iki šiol galima rasti šios grandiozinės karinės operacijos ženklų. Mes dabar esame Napoleono karių kapavietė, kur buvo rasta apie 4000 Napoleono didžiosios armijos kareivių. Pirmieji palaikai buvo atkasti 2001 metų žiemą, kai buvo tiesiama kanalizacija šiaurės miestelėje. Taip pat buvo rasta medžiagos, getrų likučių ir viena 5 frankų moneta su įspaustu imperatoriaus atvaizdu, kas ir leido mokslininkams nustatyti, kad tai buvo Napoleono didžiosios armijos kareiviai, kurie traukėsi pro Vilnių po nesėkmingo žygio į Rusiją. Mokslininkai mano, kad net trečdalis palaidotų karių buvo pakirsti šiltinės, utėlių platinamos ligos, o likusieji mirė nuo šalčio ir bado. Istorikai tvirtina, kad Vilniuje atrasta kapavietė yra unikali, tai pati didžiausia Napoleono karių kapavietė visoje Europoje. Eksponatai rasti kapavietėje yra saugomi Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Apie Napoleono kapavietę šiaurės miestelėje aš esu tik girdėjusi, paskui teko vėliau įsigilinti dar daugiau ir pasirodo Vilnius buvo pakankamai reikšminga vieta tiek pačiam Napoleonui, tiek jo armijai.
Kad ir kaip būtų keista, tačiau šioje kapavietėje šiuo metu yra įsikūrę Šiaurės miestelis, vienas didžiausių Vilniaus mikrorajonų. Stovi gyvenamieji namai, prekybos centrai ir vyksta visuomeninis gyvenimas. Taigi, mes dabar esame Basanavičiaus gatvėje prie Romeno Gari paminklo. Tai šis garsus prancūzų rašytojas, diplomatas gimė ir praleido savo didžiąją vaikystės dalį Vilniuje. Tikroji rašytojo pavardė yra ne Romenas Gari, o Romenas Kacevas. Jis, kaip ir minėjau, savo vaikystę jis praleido Vilniuje ir jo motina čia turėjo Paryžiaus maldų saloną. Šis berniukas žiūri į savo langus, kuris taip praleido savo vaikystę ir kur buvo išpranašauta visa jo didinga ateitis. Ir kaip jis pats rašė savo kūrinyje Pažadai aušrai, kadangi namo kaimynai buvo labai pavydūs žmonės ir įskundė jo motiną, tai jinai virdama iš pykčio pasiėmė savo mažametį 7 metų sūnų už rankos, paskambino į visų kaimynų duris ir visiems garsiai pareiškė, šis mano sūnus bus garsus prancūzų rašytojas. Ir jinai ypač paminėjo, kad jisai visą laiką vaikščios pagal paskutinės Londono madas. Ir Romenas, nors jisai labai nekentė Anglijos ir Londono madų, bet iš pagarbos savo motinai visą laiką vaikščiojo apsirengęs pagal šias madas. Jeigu į Lietuvą atvyktų prancūzų turistai, siūlyčiau aplankyti Stendalio namą, adresu Didžioji gatvė 1. Šiame name keliom dienom buvo apsistojęs Stendalis, kuomet Napoleono armijos kareiviai žygiavo pro Vilnių. Stendalis, vienas žymiausių prancūzų rašytojų, rašęs realistinę formą, parašė vieną žymiausių kūrinių Raudono juodą. Šalia Stendalio namo yra parkas, kuris taip pat vadinamas Prancūzparkiu. Stendalis čia buvo įsikūręs tik keletui dienų, bet Prancūzų institutas čia jau yra net 20 metų. Čia galima pavartyti žurnalus, yra biblioteka, mediateka, galima pasižiūrėti filmus, galima išgerti kavos. Ir aš dabar išgersiu kavos. Dar vienas objektas, kurį galėtų aplankyti turistai, tai yra Šventos Onos bažnyčia, kurią suprojektavo ir pastatė Mykolas Engingeris. Apie jį yra labai įdomi legenda, kad kai jis pastatė Šventos Onos bažnyčią, jam išdūrė akis, nes tuo metu viduramžiais, kai architektas pastatydavo labai gražią bažnyčią, jam išdurdavo akis. Taip pat yra dar viena graži legenda, kai Napoleonas pamatė Šventos Onos bažnyčią, jis pasakė, kad jis norėtų nusinešti Onos bažnyčias ant delno į Paryžių. Niekaip nepaneštų Napoleonas bažnyčios. Taip pat šią bažnyčią susidomėjo ne tik Napoleonas, bet ir Mireille Mathieu ir Patricia Kaas. Mireille Mathieu turi labai gražią tradiciją, kad nuvažiavusi bet kokią šalį, užsuka aplanko bažnyčią. Ir kai aplankė Onos bažnyčią, jos buvo pasakyti žodžiai, kad tai buvo viena gražiausių jos matytų bažnyčių. Kauno technikos kolegijos komanda išsikėlė 2 ambicingus uždavinius – pasidomėti mokyklos absolventų pasiekimais ir sukonstruoti laiko mašiną. Studentams neabejotinai pasisekė, nes jiems į pagalbą atskubėjo vienas žymiausių Lietuvos automobilių konstruktorių, buvęs lenktynininkas Rimas Brundza. Pirmiausiai tai susibūrė ta komanda, tai mes supratom, kad jau bus čia apie transportą. Va, tai tada ėmėm domėtis, ką mes galim pasižiūrėti iš tos praeities, kadangi projektas taip ir vadinasi. Tai radom Rimą Brundzą, kuris buvo tas bagių pradininkas, radom studentą, kuris daro bagius, ir dabar susiplanavę esam susipažinti su tuo žmogumu.
ir atvažiavo Stasys su sportiniu Maskvyčiu. Nu, aš ten kaip katinas apie tą Maskvyčių tą vis slankio, neslankio, vis dairiausi pro tą langą. Tai Stasys, ten pas mus sodyba toks nuokalnė, visi nuo to kalno ten kiek vairuoja, visi ten stabdžių, jis kaip davė gazo ten, o tas garsas toks Maskvyčios paskui ten toks, tai va taip užsifiksavo. Aišku, tas projektas tai toks gal pliusas, nu čia pabendrauju, kaip dėstytoja iš pradžių pasakė, tai pasakė, kad jo bus susitikimas su Brundza, tas gal labiausiai patraukė, nes jai da nieko man nepasakius, kas jis toks yra, jau aš žinojau, kad jis yra tas pradininkas, ten tas realistas Lietuvos, tai jau vien gal buvo ta mintis, kad nuvažiuosim pas Brundza, kažką gerą parodys, gal net ir duos savo kokį ten kūrybą pravažiuoti. Tai pirmas darbas aš tikrai prisimenu ir užsifiksavo labai, tai davė Maskvyčiaus nuplaut pavarų dėžę. Nuplaut. Tik, ten, reiškia, ten buvo kiek tepalota, kiek žemėta, kadangi vis tiek ralio automobilis, tai žvyro keliais. Tai, žinau, prisimenu ten gramdžio, ten su tokiu malonumu tą dėžę. Tai dabar pas mane, kai vaikai dirba, pasikviečiu, kartais tokių darbų yra, kur ten man gaila laiko, tai aš tai sakau, kartais nelabai nori, tai sakau, mano pirmas darbas buvo sportinio Maskvyčio pavarų dėžės nuplovimas. Mano manymu, tai tiesiog yra kažkaip susiejimas dabartinių mūsų studentų su tais baigusiais. Dėstyti irgi nori kažkokį gal taip užkabinti, kad ten buvo toks ir toks, jisai padarė taip ir taip, kaip kad ir tas Brundza pradininkas, baigęs mūsų, tą sako, kolegiją. Kodėl jūs tipo taip negalite? Irgi kažką kabinkite, semkitės. Viskas turi nuo kažko prasidėti tiesiog. O prasidėjo viskas dar gerokai prieš garsiojo konstruktoriaus vizitą. Ką, nuo ko dabar galim pradėti? Taip jau sutapo, kad kolegijos studentas senelio pašiūrėje sugalvojo įgyvendinti vaikystės svajonę – susikonstruoti lenktyninę mašiną. Beveik tokią, kokią tikriausiai pirmas Lietuvoje sukonstravo ir Rimas Brundza. Aš šitą dariau, tai nežinau, gal tokį labiau ir pramogai, bet tokį ir prie ūkio, kad patempt ką nors, kažką pavežti panašiai, bet... Aišku, pirmas blynas, kai visada yra prisvilęs, aš bent šitam žiūriu, tai daug trūkumų. Pirmas tai gal, kad norėjusi biškį mažesnį pasidaryti tokį pedivėt, bet kažkaip gavosi labai didelis. Škodos motoras gan nesunkiai buvo galima įstatyti į tą zapuką. Ir aš įsistačiau ten taip. Tai būdavo taip labai įdomu, ten prieš parodos kalną taip gerai įsibėgėja. Ir jo eilė. Ir ten, žinai, taksoriai važiuoja antrą eilę, buvau įsidėjęs signalus Volgos, taip pum pasignalinu, taip, ir matydavau, kaip į veidrodį iš karto, žinai, taip. Pasiklausinėti įdomu, daug įvairių klausimų, tiek tų techninių, šiaip įdomumo dėliai, visą tai, dėl ko jisai pradėjo tą savo karjerą tokią, kodėl būtent bagiai, dėl ko jisai jos pradėjo platinti Lietuvoje. Kadangi mačiau, kad raliai ten nepasieksiu už gerų rezultatų, kadangi ten reikia labai daug pinigų ir sąlygų. Ir plus dar aš vis tiek save taip atradau, kad aš taip, man patinka krapštytis kaip kūrėjas, tai kad pačiam pasigaminti, reiškia, jokių brėžinių, jokių internetų tais laikais nebuvo. Tai aš ten važiuodavau į Latviją, žinau, varžybas, Latvijai kažkaip tai buvo pradininkai to sporto. Veždavausi su Zapuku fotografą, ten jau fotografuodavom, techninis špionažas kaip. Techniniai dalykai, tai aišku, ten yra daug niuansų pasiklausti. Nes ir pats žinau, kad kaip ir kad sakiau, pirmas blynas visuomet yra prisvilęs, yra daug visokių čia niuansų, daug visokių trūkumų. Aišku, būtų įdomu pašnekėti su Brundza prie šito projekto ir aišku, nuvykti pas jį į svečius. Į svečius ilgai prašytis nereikėjo. Jau kitą savaitę visi, kam įdomu ne tuščios kalbos, o darbai, aplankė konstruktorių jo paties dirbtuvėse. Čia kolegijos studentai susipažino su unikalia buvusio lenktynininko senųjų bagių kolekcija, pasidalino patirtimi ir nubraukė rūdis nuo šlovingus laikus menančios technikos. Pažintį su Lietuvos grožybėmis geriausia pradėti nuo savo kiemo. Todėl Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokiniai išsiruošė į istorijos pamoką gamtoje. Tiksliau, į mokomąją pažintinę ekskursiją drauge su Pilaitėje gyvenančiu archeologu. Gimnazistų maršrutas – Piliakalnis, Dvaras,
ir Pilaitės puošmena Vėjo malūnas. Prilaikykit vienas ranką, kitam duokit. Atsargiai, iš tikrųjų, be jokų. Žinoma, kuo daugiau žinai apie tą vietą, kurioje gyveni, tas pats su žmonėmis, kuo daugiau žinai apie tuos žmonės, su kuriais bendrauji, tuo labiau jie tampa tau artimesni ir svarbesni. Tau sunkiau nuo jų atsiriboti galbūt ir tas pats yra su Pilaitė, nes aš kai atsikrausčiau tikrai maniau, kad neprisirišiu prie šio rajono, kadangi buvau beprotiškai prisirišus prie tos vietos, kur gyvenu anksčiau. Ir kuo daugiau žinau apie Pilaitę, tuo labiau nesinori iš čia trauktis, nes vis tiek tu žinai daug ir atrodo, tos žinios prapuls, jeigu tu tiesiog išsikraustysi, nebematysi ir nebegirdėsi nieko. Dabar ši vietovė vadinama Pilaitė. Netaip senai istoriniuose šaltiniuose jinai vadinosi lenkiškai Zamečiak arba tuo tarpu netoli esantis kaimas lietuviškai taip ir vadinosi Papiliais. Šiek tiek ankstesniuose šaltiniuose yra minima vietovė Sudervė. Pirmiausia, turėtų atsirasti tam tikra pagarba tai gyvenamai vietoviai, kurie jie gyvena. Jeigu kitos 8 klasės tie žmonės kažko nesužino, jie nesužino ir vėliau, nes ten nebegyvena. Ir suprantat, jie atitrūksta, jau jie kažkur tai kitur ten. Ir nutrūksta tas ryšys, tai pirmiausia ryšys nutrūksta ne su valstybė, o ryšys nutrūksta su savo gimtinė. Aš pasakojau dabar, tai ar supratot kas nors, kur buvo Pilies rūmai? Tai visų pirma, tai kad nedegraduočiau visiškai, kad bent jau kažką žinočiau, kur gyvenu, kad nebūčiau kažkoks tamsuolis ir nepasirodyčiau ten kaip visiškai neišsimokslinęs žmogus. Aišku, pasižiūrėjus į jų architektūrą kyla abejonių, nes tai stilius, sakyčiau, toks carinės, tipiškos carinės Rusijos architektūros, bet tiesiog buvo, matyt, tokia mada. Vis dėlto, dabartiniai paaugliai, jie nekelia tokio didelio noro gilintis į tą istoriją ir ta istorija kol kas yra daugeliui tik tai sausas dalykas, kurie skaito iš knygų. Turi žmogui tiesiog motyvuoti, kad tai yra įdomu, kad galbūt tau tai pravers ateityje, kad tą, ką surasi, tą, ką sužinosi, su to, ko dirbsi, tau galbūt pravers. Ir nebūtinai, kad tu ten būsi kraštotyrininkas ar istorikas. Vis dėlto, aš manau, bendras išprusimas yra vertingas. Ir būtent motyvuoti žmogų, dirbti ties to yra, manau, sunkiausias uždavinys šiame projekte. Garsas apie Žirmūnų gimnazisčių sudarytą žemėlapį pasiekė net Prancūzų institutą. Merginos drauge su kitomis Vilniaus komandomis buvo iškilmingai pakviestos pristatyti savo nuveiktus darbus. Būtų paprasta, jei ne vienintelė sąlyga – viską padaryti prancūzų kalba. Passant à la porte de l'horreur, Napoléon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre sont passés par cet endroit. Kur mes pristatinėjom Prancūzų kalbos institute, TŠ labai palaikė, nes ir sakė, kad nėra tokio dalyko, kad lietuviai domėtųs prancūzais Lietuvoje. Aš manau, kad projektui iš esmės trūksta praktinio išpildymo, nes kaip teorinis jis labai gražus ir atrodo labai fainas, bet labai norėtųsi jį pamatyti ir praktikoje. Stengiamės jam suteikti kažkokios prasmės, ne tik tai parodyti ir pristatyti per savo projektų pristatymus. Tai vis tik tai šito projekto tikslas buvo vesti ekskursijas pagal jį. Tai labai norėtųsi jas pamatyti. Ir kai man sako, kam tu tą darai, ir iš tikrųjų nežinau, kam aš tai darau, nes
pagauna rudenį tą cinkelį tokis ir sukasi ir eina į priekį ir vaikų nenori nuvilti, nes vaikai atnešė, parašo tau elektroninį, mokytoją tą suradau, mokytoja Marija Matija buvo Vilniuje, tenai meldėsi katedroje, mokytoja aš jau nusifotografavau ir jau nebegali paleisti, susukė ir eini į priekį. O paskui būna džiugu, nes tikrai nesitikėjau, pavyzdžiui, kad vaikai tai padarys. O čia įrodymas, kad Pilaitės gimnazistų tyrinėjimai nebuvo tik muilo burbulas. Surinkusios dar daugiau medžiagos, merginos atėjo pas jaunesniuosius kolegas iš progimnazijos. Istorijos mokytoja gali atsipūsti. Gimnazistės parengė savo pamoką su intriguojančiomis detalėmis apie neatrastą lobį ir Pilaitės vaiduoklį. Šiandien nereikės knygų, galit susidėti. Reikės tik tai penalų. Tiesą pasakius, prieš vedant pamokas galvoju, jog bus žymiai sunkiau ir mokiniai bus abejingi mūsų kalboms ir galvos, ką čia atėjo ir pasakoja, jokio tikslo realiai, kurį kėlėm, nepasieksim. Tačiau vėliau aš manau, jog mums pilnai pavyko, tai nes ir klausimų sulaukiam po pamokų ir einant gatvę, dabar Pilaitį, kadangi pas mus vieni kitus labai pažįsta, tai tiesiog tu man vedi pamoką, kada kitą kartą ateisi. 1961 metais Pimenovos sūnus slapta buvo atvažiavęs į pačią Pilaitę ir kažką labai įnirtingai matavo, tyrinėjo, ieškojo ir kasinėjo. Yra aptikta 1,5 metro gilio duobė, kuris įkasė ir realiai yra manoma, jog tas sūnus ieškojo būtent Pimenovų turtų. O juk žinot, anksčiau Pimenovai, kaip ir kiti dvarininkai, savo turtus mėgo slėpti ir dažniausiai juos užkasdavo žemėje. Pagrindinis dalykas prieš vedant pamoką buvo informacijos atrinkimas, kas galbūt būtų įdomu 5-okams, 8-okams. Vis dėlto 5-okai yra šiek tiek jaunesnis amžiaus tarpsnis, kur galbūt mes atrinkom tas istorinės dalis, kad ir lobį, kuris kažkur Pilaitėj paslėptas ir jo vis dar nieks nerado. Ir šį kartą vaiduoklis pasirodė visiems. Tai buvo jauna mergina, ilgais tamsiais plaukais, plevenančių juodu apsiaustu ir labai liūdnu niūrios fėjos veidu. Vieni ėmė šaukti, kiti suakmenėjo, tačiau vaiduoklio tai niekaip nepaveikė. Merginos šmėkla labai lėtai apsisuko ir dingo. Nuo tada Pilaitėje jį pasirodydavo kasdien. Jeigu mes jam būtumėm pateikę istoriją apie vaiduoklį Pilaitės, būtent tokią, kokia jinai buvo ir tokią, kokia jinai yra pačios Mostovskos rašyta, aš manau, jog jie būtų jas nesupratę ir tikrai nebūtų atsiminę. Esmę jos palikom, tik perkuriam galbūt jaunesnį kartai, kad jiem būtų lengviau ją perskaityti. Ir vien ta idėja, kad jie patys turėtų sugalvoti pabaigą istorijai, o palikti intrigą ir nepasakyti, kuo ta istorija baigės, tai čia yra toks lyg ir stimulas domėtis, sužinot, kas buvo, kuo visą tai baigės. Staiga netoliese trenkė žaibas ir tai buvo ji. Pasirodo, tai buvo mano beprotė kaimynė, kuri naktį mėgsta gąsdinti Edmundą. Šiaip. Labiausiai turbūt išliks tai, kad mes sužinojom be proto daug informacijos ir mes kažkas suteikiam. Tai mes suteikiam kitiem vaikam, kitiem žmonėm, kurie ateityje augs, bus tokie kaip mes, galbūt jie prisimins tai, kad būdami 5-okai, jie girdėjo joms vedamą pamoką ir norės patys domėtis. Ir šiaip turbūt, ko mes pasiekėm per šios metus, tai mes ne tik sužinojom daug informacijos, bet mes sugebėjom ją paskleisti taip, kad sudominti kitus, nes ne visada ta tokia sausa istorija niekam nežinoma gali ką nors patraukti. Štai taip skirtingos Lietuvos mokyklos savo respublikas kūrė. Jei ir jūs norėtumėte, tačiau nedrįstate ar nežinote nuo ko pradėti, susisiekite su patyrusiais specialistais. Pradėti veikti niekada nevėlu.